Aštuonkojai iš antro aukšto. Greičiausiai šio šunkelio niekas nežino. Dar keletas kilometrų ir atsidursime visiškos ramybės pasienyje. Kai mes jį pravažiuosim, tai blogiausiu atveju rytojaus popietę būsime Prahoje. 3 savaitės nuostabių atostogų, brolau. Vaikai išprotės iš džiaugsmo. 2 metus tvarkau automobilio priekabą, žadėjau juos prie jūros nuvežti. Ką, ir vėl tas pats? Žiūrėk, vėl tie daržovininkai. Ir šiame kelyje eismas užblokuotas. Paragauk mūsų melionų. Dar ir pomidorų pridėsim. Visai įsikrausti iš proto. Čia tau rinkos ekonomika. Argi ne pasaulio pabaiga? Kas mums darbo, kad kažkur per daug pomidorų uždėjo? Chemikalus vežam. My vezeme chemikálie! Auksinė Praha. 1000 bokštų miestas. Miestas apipintas legendomis, pasakomis ir padavimais apie stebuklus ir burtininkus. Taip pat alchemikus, ieškojusius išminties akmens, kuris priklausė pamišusiam imperatoriui Rudolfui II. Taip, būtent čia rabinas Levas nulipdė pirmąjį molinį žmogų Golemą. Karlo tiltas pastatytas 14 amžiuje.
O tai upė Čertovka. Jos vaizdingos apylinkės vadinamos Prahos Venecija. Sakoma, kad Viltavos dugne, saugomas undinių, vandens, dvasių ir velnių iš Čertovkos, paslėptas stebuklingasis riterio Brunsviko kardas, kuris išplaukė į paviršių, kad išgelbėtų Prahą, kai jai gresia pavojus. Brunsvikas. Eime toliau. Martina, dar palauk. Eime, reikia skubėti. Ak, gražuoli Brunsvikai. Kaip koks paršelis. Ponia Golanova, traukit į lauk, ponia Golanova. O tai dar priburbuliuos. Ponia Golanova, jis gyvos nepaskendo. O kodėl jis turėtų nuskesti? Tuomet jam buvo tik 3,5, o dabar jam jau 7 ir jis moka plaukti. Pati jam leidau paplaukioti, kad išbandytų plaukmenis, povandeninius akinius ir žeberklą. Jūroje, prie kurios važiuojame, nebus tam laiko, o čia jam pats tas. Mama, tai tu jam leidai? Juk pati sakei, ne žingsnio. Tuoj parvesim jį namo. Konzo, greitai iš vandens ir namo. Tai padauža. Pone Nekvasilova, gal jums reikia čiužinio? Beveik kaip naujas, jei tuomet nebūčiau tavęs pastebėjusi, nesidžiaugtum dabar savo paikystėm. Kurgi juk jūsų vyras atslinko tuo metu, kai Gonzikas pradėjo mėlynuoti? Kas žino, kiek laiko jis buvo vandenį? Juk čia niekas nekreipė į jį dėmesio. O kas ištraukė į krantą? Mes. Ir tai nebuvo nei pirmas, nei paskutinis kartas. Ir tuo metu, jei norite žinoti, paskandinau savo visai naujus batus. Manote, kad man kas nors už juos sumokėjo? Tokie gražūs raudoni itališki bateliai. Jei tik apie tai sužinotų mano vyras. O tuo metu ta, kuri gyvena virš mūsų, groja pianinu, taip ir sakykite, man to visai negėda. Tada mes nacionalinėme teatre rengėmės Rigoleto premjerai. Pagrindiniam vaidmenį Lučio Ferrara. Apie tai rašė visas pasaulis. Menas reikalauja aukų. Beethovenas netgi apkurto. Smetana irgi. Čia neik. Ko ten lindai? Ko ten ieškojai? O ko man ten ieškoti? Aš nardyti mokiausi. Nuprauski. Oi, mama, kaip smirda. Mokėsi jis mat. Mama, vanduo nebėga. Čia kas dabar? Gal čiaupas užsikimšo? O aš pasakysiu mamai, kad tu tempi laiką. Ir dar pasakysiu, kad tu suplėšiai naujas glaudės. Viską jam apie tave pasakysiu. Mama! Pomidorų karas įsisiautėjo. Kalmaro Freiburgo muitinėje eismas visiškai paralyžiuotas. Žemdirbių akcija, kurioje reikalauja pagerinti gyvenimo sąlygas, palaiko didžioji dalis vairuotojų, tačiau transporto valdytojams tai nepatinka. Kilometrinės eilės auga kas valandą. Koks solidarumas? Tokia pati situacija ir kitose šalies muitinėse. Tai tik kalbos. Gali būti karžus visos gėlės, kurias vežu. Pasigrožėk. Pažvelgus iš politinės pusės, tai sunku suprasti. Iš politinės ar nepolitinės pusės, jeigu jūs vežtumėte tokį krovinį kaip aš. Alio? Alio? Užimta. Minutėlę. Mano kolegos namuose laukia žmona ir 2 vaikai. 2 vaikai. O kas man darbo? Kur tas popierius? Ieškau. Štai. Prahui laukia šeima. Galite skambinti arba neskambinti, bet mano melionai pūva, suprantat? Pone, palaukite iki minutėlę. Minutėlę. Niekas nekelia ragelio. 1 minutę.
O tėčio pižama? Ją gali palikti. Eime, prašau tavęs. Reikėjo palaukti, juk sakiau tau. O dabar vėl viską nešime į viršų. Navažiuosime rytoj ir kas. Anais metais irgi tai buvo, kai turėjome važiuoti į kalnus. Tėtė pateko į sniego audrą ir 2 dienas prabuvo pas kažkokią moterį. Gal jis futbolą užsižiūrėjo, o mes čia turim nirksoti. Pamini, kaip žaidė Sparta, Bratislavoje. Tuomet turėjome važiuoti pas senelį. Maldauju, nustok malti liežuviu. Tėtis! Andrėja, mes su vaikais buvome laiptinėje. Iš kokios televizijos? Nėra čia jokių prekių, čia mes gyvenam. Kiek dar laiko čia trinsimės? Prašau. Greičiau, nelabai turiu laiko. 5 alaus, 2 raudono vyno. Visgi neįmanoma, kad čia būtų tik vienas vienintelis telefonas. Taip ir matau nuostabų kambariuką viršuje, rožinį lovą ir lempą su rožiniais gaubtais. Jūs bet ką įkalbėtumėte. Eime. Gonza. Kas nutiko? Telefonas. Eime, tik greičiau. Žiūrėk, ką gavau. O iš tavęs niekada nieko nesulauksiu. 5 guliašų ir 2 sriubos. Kur tas lapelis su numeriu? Parodyk. Surinksiu numerį. Šitas skambutis bus man. Diktuoju 92. Alio. Restoranas Linksmoji lėlytė? Perduodu ragelį. Kažkokia Andrėja. Čia aš, Gonza. Kur tu šlaistaisi? Skambinu tau ištisą dieną. Sakau ištisą dieną. Atvažiuosiu rytoj arba poryt. Todėl išvyką teks truputį atidėti, gerai? Kaip tai atidėti? Mes pasiruošim, vaikai laukia nuo ryto, Gonza. Andrėja, paklausyk, kokios dar sniego audros. Dabargi ne kalėdos. Čia streikai dėl pomidorų. Visur, Prancūzijoje, Ispanijoje. Nėra čia jokio futbolo. Jei skaitytum laikraščius, tai žinotum, kad Sparta žaidžia Pietų Amerikoje. Duok man. Alio, čia Rudlas. Nekvailiok, Andrėja. Triname su Gonza pasienyje, žemdirbiai streikuoja, keliai užblokuoti. Kai tik ištrūksim, grįšim saulėtą dieną ar tamsią naktį. Saulėtą dieną ir tamsią naktį. Skambino tėtis? Ar jam viskas gerai? Jau? O, koraliniai rifai. Taip, tokių galima prigaudyti senelio tvenkinį. Tėčio nelauksim. Mama, ar galima įjungti garsą? Projektas 4 susijęs su mano ankstesniais moksliniais tyrinėjimais. Moksliniu požiūriu kalbame jau ne apie hipotezę. Laboratorijos sąlygomis mes tyrime mėginius, kuriuos mums perduoda laivo ekipažas. O dabar sakau, kad eitų miegoti. Nagi, greičiau. Aš jam saldžių pyragėlių, o jis, kur tu? Kiaurą dieną skambinu iš restorano Linksmoji lėlytė. Štai maudomukas visiškai naujas. O tu dar senas augai. Ko nors norėjai? Taip, tik obuolio. Labą. Dobrou. Taip? Nėra čia jokio bodos. Mes visi čia miegam. Jūs dar neišvažiavote? Ką čia veiki? Atėjau gėlių palaistyti. Kaip ir tarėmės. O kodėl ne dieną? Mes kaip tik čia netoliese Faustą filmuojam. Su vietinė televizija. Tai pagalvojau, kad... Gerai, jei jau taip. Užeik.
Čia Bodais asistentas. Labas vakaras. Čia Andrėja, mes kartu dainuojam. Labai malonu susipažinti. Labai malonu susipažinti. Gaila, kad jūs išvažiuojate. Mes kaip tik niekaip negalime Kavalirovo rasti. Taip, niekaip jo nerandam. Pasirašėm su juo kontraktą, bet aš niekur nevažiuoju. Bet kaipgi, juk sakei. Jūsų vaikai. Nuostabu. Aš jau maniau, kad Prahoje vasarą iš vis nėra vaikų. Imu visus. Bus gerai. Prašom, kitas. Gonzikai, suvalgyk. Ačiū. Andrėja, kur tu? Eime, paskubėk. Jau einu. Atleiskite. Turi puikią mamą. Tik ji ko nors norėtų. Bet man čia nelabai patinka. Jau geriau gaudyčiau žuvis. Ko tau? Nieko. O ką galvojai? Dėkoju. Mes važiuojame prie Balatono. Buvai ten? Taip, pusvalandį, kai tik tėtis sėda prie vairo, mes visą laiką važiuojam. Taigi, jei atsiųsi man atvirutę, aš bent jau žinosiu, kaip ten viskas atrodo. Ar tu galvosi apie mane, Davidai? Kai rašiau tau iš teatrų, nesulaukiau atgal nė žodžio. Tu nepažįsti mūsų tėčio. Jei mes kur nors važiuosime, aš tau pažadu. Jei tik apskritai kur nors išvažiuosim. Tu manęs nebijai? Ne, aš jūs pažįstu. Jūs vandenis. Mačiau jūs undinėje. Tu nesumaišėjai? Ištrauk vieną, bet man nerodyk. O dabar grąžink man ją. Šitą? Aha. Maestro, režisierius prašo jūsų pasiruošti, kad galėtume tęsti filmavimą. Žinoma, dėkuoju. Tu netiki burtais. O mamytė tiki? Girdėjau, kad pas jūs namuose yra pianinas ir niekas nežino, kaip jis ten atsirado. Ir neaišku, kaip jis ten atsirado. Nešant laiptais jis nebūtų tilpęs, per langą taip pat. Gal tai velniukų iš upės Čertovkos darbas. Aš kai kuriuos pažįstu. Galėsiu jų paklausti. Maestro, nesukite jam galvos. Aš jam. Tai jūs man sukate galvą. Beje, su džiaugsmu kada nors susukčiau pažiūrėti to pianino. Kartą naktį vandenyje, mums po langais, mačiau štai tokias ugneles. Matai, aš nemeluoju. Vasaromis žmonės turėtų maudytis, o ne operas filmuoti. Na, kas ten? Galime tęsti? Galim. Masinė scena. Palaukite, taip negerai. Palaukit, stokit. Kas per idiotas? Stop! Supraskite, čia vyksta filmavimas. Jūs mus užlaikote. Gonza. Tėti! Sveikas. Pažvelkite, čia mums vietoj jauko. Ačiū. Kai tik mama baigs dainuoti, iškart važiuosime.
když stále jen ve voze tlím. Vedro a žízeň, chci koupat se chvíli, což tátovi nevysvětlím. Když se nesrazí čelně s čínskou chtí, nezabrzdí. Víc ti napíšu až zítra, zas jedeme dál, zatím čau. Pohled ze Španěl, krásně zbarven, na něm toreador. Já musím s mámou zpívat Carmen, všechna sola i chor. A ten, kdo místo G vyspíval fis, ten by to slíz. Víc ti napíšu až zítra, zas jedeme dál, zatím čau. Davide, znáš mě i s chybama mýma, že povahu mám tvrdohlavou. Přesto ti řeknu, že svět je moc prýma, jak u moře, tak nad Vltavou. I když někdy lidák a psí čas zaskočí nás, víc ti napíšu až zítra, zas jedeme dál, zatím čau. Davide, měj se a pozdravuj Ríšu, aspoň hlavu nad Atlasem. Zakresli křížky tam, odkud ti píšu, ať vím zítra, kde dneska jsem. Víš, na zemách nejsem zrovna nej, no tak se měj. Víc ti napíšu až zítra, zas jedeme dál, zatím čau. Čau! Pavojus. Tai jau trečia apylanka, pastebėjai? Taip, A fakticky po vás zázali takový... Tėti, o rimtai jūs mėtė tokiais pomidorais? rimtai, bet tai dar niekis. Įsivaizduok kelią užkimštą milijonais. Nes kažkur Ispanijoje ir Prancūzijoje jų per daug priderėjo ir teko juos pardavinėti pusvelčiui. To já bych je rozdal. O negalima buvo tiesiog išdalinti vaikams? Tada tėtis nebūtų gavęs suvenyro. Linksmai lėlytė atminti. Būtų grįžęs namo laiku ir... Klausyk, ko tau dar reikia? O ko man gali dar reikėti? Tau nieko neatsitiko? O kas man galėjo atsitikti? Juk dabar vasara man tiesiog gera. Aš tik sakau, kad mes nuvažiavome 3023 km, o dar nesusipykome, tarsi po vestuviniai kelioniai. A ještě jsme se nehádali. Skoro svatební cesta. Hele, tati, Pažiūrėk, tėti, vėl tas ženklas. Danger. Ką jis reiškia? Žodis danger. Reiškia pavojus. Koks dar pavojus? Ką aš žinau? Esi gyvenime mačiusi ką nors gražesnio? Čia tikras rojus. Kitose paplūdimėse žmonės kaip silkės statinėje, o čia... Čia pasaka, tėti. Ir kokios čia žuvis, tėti, štai vieną pagavau. Kaip tai pagavai? Taip ir pagavau, jos čia plaukia. Dar ir aštunkoji plaukioja, čia jų begalė. Ir maži, ir dideli. Čia kažkas dvokia. Mesk lauk tą žuvį. Ir lauk iš vandens. Eva, tu taip pat. Mesk ją lauk, kas pasakyta.
Tėti! Tėti! Greičiau iš vandens. Andrėja, iš vandens. Lyskite greičiau. Penkias mylias į šiaurę nuo Golden Bay'aus tęsiasi kova su gaisru įsiplieskusiu tankeryje Sandra. Avarijos priežastis iki šiol nenustatyta. Naftos balos auga ir artėja prie kranto. Toliau tęsiama evakuacija iš paplūdimių ir poilsio vietų. Profesoriau, girdėjote? Mums tai perdavė pakrantės tarnyba. Po 2 valandų ta bjaurastis pasieks mus. Jūs ten? Kalba kapitonas. Žinau, kiek metų rengėtės šiam projektui, bet ten apačioje žmonės. Aš atsakau už juos ir už laivą. Džordžai. Džordžai, girdite mane? Taip. Kalba Džordžas. Aš labai apgailestauju. Turiu nuojautą, kad bus tik blogiau. Mums teks nutraukti projektą. Pasiruoškite iškelti batiskafą. Kam čia galvoje negerai? Pierai, žinau, kad mane girdė. Viską susirinkite ir pasiruoškite kilti. Tankerio avarija. Nei jūs, nei aš neturime teisės rizikuoti. Dabar? Kai pasitvirtino mūsų hipotezė? Dar ne vienas žmogus to nematė. Džordžiai, gal tai skamba beprotiškai, tačiau regis čia yra mums nežinoma gyvybės forma. Kažkas panašaus į pirminę materiją. Įmame mėginius. Ta materija dar ginasi. Panašu į molį arba skystą asfaltą. Ir tarsi žiūrėtų į mus. O dabar man pamerkė. Gal mes irgi kraustomės iš proto? Logiškai mąstant, to negali būti. O dabar ta materija bando sudaužyti batiskafą. Įmame mėginius numeris 9 ir numeris 10.
Jų analizės rezultatai man ypač įdomus. Siunčiu mėginius numeris 9 ir numeris 10. Džordžai, mes juos turime. Mums pavyko. Taip, aš matau, nerėk man į ausį. Kas mums darbo tas tankeris? Galime nusileisti dar giliau. Džordžai, jei tu draugas, paklausyk. Po daugybės metų mes pagaliau kažką radome. Metras po metro. Tai nieko nekeičia. Kartuoju dar kartą. Baigiame darbus. Paruoškite batiskafo pakelimui. Na ką padarysi? Džordžai? Ar ten viršuje turi ko nors išgerti? Talpintuvas paleistas. Leidžiu išplaukti į paviršių. Mums visai neliko laiko. Taip. Tavo rankose fantastinis radinys? Vaikinai, nesimaišykite po kojomis, čia žmonės dirba į ką. Ypač tu, žuvelė. Tu apsidarys ir pradės tirti kažkokius aštuonkojus. Tarsi būtų susitikę pyragus kepti. Paprasta tankerio avarija, o Džordžas jau ir plaunasi. Kaip ten bebūtų jis senas. Pamenu, kaip jis draskėsi, kai vyko projektas numeris 3. Pamenu, kaip tada žliumbiau. O dabar man kažkaip visai vienodai. Tai susiję tik su ekipažu. Mes su Pieru turime sutarti iki metų galo. Ko čia kvailioji? O viskas gerai? Ne, bet jis pasijudino. Daryk ką nors. Kodėl aš? Skambink. Kam? Skambink. Laboratorija. Laboratorija. Pabėgo mėginiai numeris 9 ir numeris 10. Dėmesio, dėmesio. Uždaryti apatinį denį. Pavojus, pavojus. Pavojus! Pavojus! Nieko negalime rasti. Kaip jie bent jau atrodo? Ką žinau, paieškokite laivagalyje. Radai? Mums metas grįžti, o mes nieko nebeturime. Prakeikimas. Kai visi apie tai sužinos, kaip aš paaiškinsiu? Taip, dvokia nuo tavęs ir kas? Visi dvokiam. Mes tą maudomuką ir nežlium. Tėtisgi stengiasi. Tikras rojus. Pamini, kaip Karštaine mums nukrito pusašis. Tik išvažiuok su tėtuku. Nelingink man žigulių su Renault. Gonzikai.
Padėk tai po ratu ir būk atsargus. Pasitrauk atsargiai. Gonzik, Mama, valgyti noriu. gali pasakyti ačiū tėčiui. Išsirink ką nors. Duonos ir dešros su naftos skoniu ar naftotos žuvies. Ką tu tuo nori pasakyti? Nieko, tik tai, kad mums čia labai gera. Juk kitose paplūdimiuose žmonės kaip silkės statinėje. Įtariu, kad jie nieko nežino. Jakoby o ničem nevěděli. Rojaus įlankoje šeiminėlė, vyras su žmona ir 2 vaikai. Amigos! Muy dos! Éxitos! No trabajo y durante o nuevo año! Mama, tu rimtai jiems tik norėjai palinkėti laimingų naujųjų metų? Vis tiek jie nieko nesuprato. O dabar mus pasodins. Gerą dieną. Bonbon. Bondė, gera diena, prisėskite, mes jums toj viską paaiškinsime. Andrija, maldauju. Madam, Vaišinkitės, štai turime. prašau dokumentus. Dabar nesimaišyk po kojomis. Nežinojome, kad čia negalima sustoti. Kaip jums tai paaiškinti, jei nekalbate čekiškai? Draudžiama erotika. Kokia dar erotika, jei tik 10, greitai apsirenk. Jūs Olanas, Golanas. Tu jam nori sumokėti už tai, kad išsimaudėme naftoje? Andrija, prašau tavęs. Už tokią sumą 8 nertinius nupirktum. Aš supratau. Idiotas. Atleiskit, madam. Eime į policiją. Nebijok ir nieko nemokėk, o tai areštuos. Gonzikai, liaukis. Automobilį užrakinau. O kaip su priekaba? Raktai pas mane. Taip. Bet aš joje buvau paskutinė ir ji nebuvo užrakinta. Okay. Mierda, pora, šisa, balas! Onzikai.
Taip, sėsk iš čia. Ką tau užsakyti? Liaukis, aš tavęs vieno nepaliksiu. Vaikai, sėdėkite ir laukite. Po kelių minučių mes su tėčiu grįšime. Vaikams limonado. Vamos. Vamos. Ei, duok šian. Eva, štai tau atvirutė. Gali parašyti Davidui. Eva. Prašom. Dėkoju. Už jį sumokėjo tas policininkas. Taip. Nebeturim daugiau nei mamos, nei tėčio. Sėdėsim čia iki gyvenimo galo, o tu ganysi ožkas. Ne. Nežliumk, aš tik pajuokavau. Tu manai, mūsų mamą kas nors kur nors paliktų? Tik pamanyk pranešė per radiją, mesgi nesuprantame portugališkai. Pasakyk, kad mes nematėm jokių draudimo ženklų, jei jie apskritai kur nors buvo. Norėčiau sužinoti, kurie ten stovėjo. Tai jūs mums turėtumėte sumokėti, kad pas jūs jūroje naftos tankeriai dega. Multi, eskudos, o ne mes. Atleiskite, bet... Pažvelkite į mano kojas, negaliu jų nuplauti. O tu irgi nesėdėk, parodyk jiems. Na, liaukis. Ką jie ten pamatys? Andrija, prašau tavęs, neverta ginčytis, nė su jokiu policininku. Dabar 2 valandas rašys protokolą, o mūsų vaikai palikti kažkokiam restorane. O kol čia sėdėsim, pavogs mūsų priekabą. Hanaulan. Mielas Davidai, jei mes dar kada nors pasimatysime... Žinai ką, jei nori čia sėdėti, sėdėk. O už tai kliustai man. Niekas mūsų neveja. Pasodino čia mus policininkas. Aš nieko nepadariau. Gonzikai. – 36 gramai. Ir tai viskas, kas liko iš mėginių numeris 9 ir numeris 10? Taip. Mėlyna ir žalia masė paimta nuo talpintuvo viršaus. Jie atrodo kaip langų glaistas. Grindų vaškas. Molis, kurį galima formuoti. Ir ta materija kalbėjo. Sudarinėjo žodžius. Judėjo ir reagavo į dirgiklius. Mes ištraukėme iš gelmės kažką, kas kelia man baimę.
Pavojus, pavojus. Ką ten turi? Honzíku, Ponzikai, co děláš? ką čia darai? Atrodo kaip plastilinas, kuris juda. Štai pažvelk, vienas pabėgo. Nebá se to. Juda, sakai? Pavojus, pavojus. Ir kvapas kažkoks keistas. Toks švelnus, lygus ir minkštas. Čia turbūt kažkoks triukas. Kažkas padarė, kad šis daiktas judėtų ir kalbėtų. Kada nors matei, kas yra laikrodžio viduje? Ten yra tokia mažytė baterija. Čia nieko nėra. Kas žino, gal mums tik pasirodė. Žinai, ką darėme mokykloje iš plastilino? Gyvūnus ir gėlės. O iš šito kas išeis? Gal aštunkoji? Aštuonkojas neturi straublio, užtat turi baisius čiuptuvus. Tai tokius. O tu gali nusilipdyti savo mėlyną gėlytę. Jei nebūtumėm važiavę čionai, tai pasenelį dabar su mama ir tėčiu galėtumėme žiūrėti, kaip noksta vyšnios. Kaip manai, juos suims? Greičiau jau tave už tai, kad tėčio alų įmi iš šaldytuvo. Pažvelk, jis pajudėjo. Aš baisus mėlynas aštunkojis. Kokio galo jie čia vis skraido? O ko jiems neskraidyti čia pilna maisto, o ant galvos jam uždėsiu geldelę. Puikiai mintis. Jie tokie gražūs. Savo žaliajam paimsiu štai ką. Ką jie su mumis padarė? Aštuonkojus. Taip? Taip. Norėčiau sparnų. Šalin, šalin. Čia tavo netikė juokai. Kokie juokai? Kokie dar mano juokai? Niekam tikė juokai. Kur dingo mano žalioji? O kur mano mėlynasis? Mes čia. Matai? Tu matai? Matau, jis man merkia. Na mě mrká. Ką aš tau sakiau? Ką tau sakiau? Aš baisus mėlynas aštuonkojis. Jie kalba. Laikyk mane, tuoj nukrisiu. Tau šito reikės. Taip. Pavojus. Atsargiau. Někam je musíme zavřít, aby nám neutekli. Mums reikia juos užrakinti, kad nepabėgtų. Mes turėsime savo kalbančius aštunkojus, pasiimsime juos į Prahą. Padėkime juos čia. Nereikia į krepšį. Geriau šaldytuvą. Ne, nereikia į šaldytuvą. Padėkime juos mamai į lovą, kad išsigastų. Priguls, o ten aštunkojai. Greičiau, greičiau, greičiau. Prašom viršun, ok. Štai taip. Pardon. Aš negaliu. Leiskite jūs užkelti. Ak, labai dėkoju. Gonzikai, atidarykite, girdite? Ką ten darote? Kodėl užsirakinote, girdite? Vanduo. Čia vis tavo aštunkoji. Sakiau tau, pasidaryk savo gėlytę. Kodėl neklausai? Tavo žalioji? Taip? Mes juos nulipdėme, o jie štai ką išdarinėja. Laikau, o tu pasislėpk. Mėlynasis laiko duris, o žaliosios nesimato. Duok man ką nors, kokią lazdelę. Nekvailiok, jie mūsų bijos. Stumtelsiu savo mėlynąjį. Nekvailiok, jie mūsų bijos.
Reikia, kad jis paleistų duris. Ne, nereikia. Tau viskas gerai? Taip, tik kažkaip keistai pakuteno. Supranti? Aštunkojai visai suįžulėjo. Mes juos nulipdėme, o jie juda ir spokso. Ir kalba, ir laido žaibus. Paaiškink man tai. O man iš kur žinoti? Man niekas nieko neaiškino. Gal tai burtai? Reikia stebuklingo žodžio. Abrakadabra. Ką jūs čia darote? O, mūsiškai grįžo. Kaip jūs mus išgazdinote? Kodėl mūsų nesulaukėte? Jei pasakysi, kad išgėrėme alų, aš tau... Vaikai, padėkokite tėčiui, atostogos baigėsi. Tėti, ką mama norėjo pasakyti? Kad mums reikia važiuoti į kitą vietą. Tik automobilį iš smėlio ištraukiu ir... Taip, dar suvalgys čia mus kas nors. Ne, man čia nepatinka. Ko tu žiūri, imk kėdę ir bėgte. Gonzikai, atneš kitus patiesalus, mes juos padėsime po ratais. Taip, bet ten... Kas ten? Ten sėdė aštunkojai ir laiko duris. Aštunkojai laiko duris ir verda savo guliašą. Gal to galva perkaito? Kas visą laiką leidžia vandenį? Jūsgi ne Prahoje. Nebijok. Bijau. Jie pabėgo. Toli pabėgti negalėjo. Norėčiau sparnų. Kodėl tie vaikai mums jų nenulipdė? Oi, gelbėkite. Atsiliepkite! Mėlynasis! Žalioji! Žalioji! Tuoj viskas pjausiu. Jie ir tavo vaikai į ką? Eva, sugrįžk, girdi? Padėk mamai. Gonzikai, Gonzikai! Gonzikai! Išdykęs vaikėzas. Apsižvalgyk, policininkai mus stebi. Laukia, kol išvažiuosim. Mums dar liko pinigų. Pavažiuosim keletą kilometrų ir... Bet tu žadėjai, kad kartu eisime žvejoti. Ir aštunkojai čia. O ten bus dar daugiau. Švari jūra, jokios naftos. Ištisa pakrantė su gryniausiu vandeniu. Milijonai aštunkojų. Bet tokių nebebus. Tikrai bus. Gonzikai. Gonzikai. Ištisa pakrantė su gryniausiu vandeniu. Girdėjai? Taip. Dar mums liko pinigų. Andrėja, padėk. Kitaip neišvažiuosime. Prakeikimas, nagi spustelk. Viskas, katinai puodega. Reikia akmens. Vienas, du, trys. Tiesiog reikia įdėti šiek tiek širdies. Čia tau nesunkvežimis. Ką nors tai paaiškinsiu. Ir ką nori paaiškinti? Atkasė smėlį iki kieto grunto. Ir vaikinukas dar prisidėjo stumtelėjo iš peties. Tiesa? Štai dabar. Dabar pamatysite. Mes jau 10 kartų tai matėme. Ir mėginius numeris 9, ir numeris 10. O kur jie yra? Kur nors jūroje. Dėka mielosios laboratorijos, kurie paleido kelis kilogramus kalbančios ir judančios materijos.
Liko 36 vargani gramai. 36 gramai ir 53 nuošimčiai. Gerai, jau 36 gramai ir 53 nuošimčiai. Nedidelis skirtumas. Elička žuvelė. Bet ir tie 36 gramai ir 53 nuošimčiai toliau gyvena ir pakankamai linksmai. Reaguoja į šviesą, bei silpnus dirgiklius. Taip pat silpniausi elektros impulsai. Žiūrėkite. O kas mums garantuos, kad ši materija nepradės skandinti laivų? Arba užpuldinėti žmonių? Dėl viso pikto informuokite vietinę policiją, pakrantės tarnybą ir laivus. Bet atsargiau, per daug neįsiduokite. Negalime sukelti panikos. Projektas numeris 4. Kalba Džordžas. Kur jūs esate, Sigi? Grįžtame. Ką tik perskridome Kaškaešą, ieškoti mėlynų ir žalių pėdsakų iš oro nėra jokios prasmės. Jie galėjo žūti naftoje arba nugrimsti į gelmę. Atšaukti paiešką, baigiau. Jei ten vyktų branduoliniai bandymai, dar suprasčiau, kam taip skubėti. Išvykti per pusvalandį. Jie ten ką, Lochneso pabaisą gaudys? Kalbėjo apie kažkokius mėginius iš jūros. Niekas nė piršto nepakrutina, tyla ir ramybė. Lilytės laimė mes nepametėme. Laimingos atostogos tęsiasi, ateis ir tavo eilė. Kas čia per keverzonės? Neturi ką veikti, kaip tik tepliuoti naują žemėlapį. Aš tik todėl, kad nepamirštume, kur buvome, mama. Dėl to tu šaunuolis. Vaikai, čionai, mes važiuosime 5 kart per metus. Pavasarį, šeštadienį, sekmadieniais ir trečiadieniais. Kiekvieną kartą taupysime policijos baudom 30 000 eskudo. 7,5 tūkstančio. Jei nebūtum ginčijusi, būtume susitarę dėl 3. Tai gražumėlis, vadinasi, čia mano kaltė, taip? Ženklus, kurie draudžia važiuoti, irgi aš pražioplinau. Mašina įklimpo smėlyje irgi mano dėka. Atleisk, žinoma, ją ištraukytų. Reikės jų pridaryti daugiau, kai grįšim namo. Tik įsivaizduok, paimsim porelę ir paleisim juos į Čertovką. Vaikai iš koto išgriūtų. Tik pagalvok, kalbantis aštunkoji Viltavoje. Jie galėtų mums pasakinėti. Tyliau, ne taip garsiai. Tik ne prie vaikų. Aš nesipykstu. Turiugi teisę pareikšti nuomonę. Tavim vis tiek niekas nepatikėtų. Pasakytų, kad prisigalvoji. Ten apačioje, aš tau parodysiu. O, tai aš. Oi, visai gerai atrodo. Gaisras tankeryje Sandra iki šiol neužgesintas. Taip, žinome. Nežinomi vagys bandė pavogti paveikslą. Žinome. Kvailos atostogos. Taip, rinkti baudas tai mes mokam. Bet paaiškinti žmonėms, kaip nuvykti prie jūros, tai jau ne. Kodėl taip staigiai stabdai? Pažvelk, kas dedasi. Čia tau nesunkvežimis, supras pagaliau. Kokia betvarkė. Pažvelk.
Čia beždžionėlė, kurią atvežė iš Milano. Pameni, buvo rūkas ir jums teko ten nakvoti. Atiduok ją vaikams, tegul pažaidžia. Ir dar kai ką noriu tau pasakyti. Kai tu važiuodavai į tolimus reisus su dėdė Berankemu, kuris turi 5 vaikus, viskas buvo gerai. Bet su tuo Rudlu Fara... Sakyk, kuo tau nepatinka Rudlas? Niekuo, jis viengungis. Jei jis dėl plikledžio su savo runkeliu kroviniu lieka nakvoti pas kokią nors damutę, labai prašom. Bet kodėl tu su juo turi likti, tai nesuprantu. Taip, ir griovyje palikti sugedusi automobilį su dėžėmis. Žinai, kas būtų, jei tai padaryčiau? Mama, juk apie tai rašė laikraščiuose. Kriminalinėje kronikoje. Reikės juos suprenumeruoti. Paaiškink tu man, kodėl visur, kur tik nuvažiuojate, vieni nemalonumai. Kiolne Reinas patvino, Turkijoje žemės drebėjimas, po kurio beje kažkokia Fatima tau siuntinėja atvirutes. Iš dispečerinės. Todėl, kad mes ten tvarkėmės dokumentus. Be to, ji gyvena viename Prahos rajonų. Stambulė jai tik persėdo. Be to, jai 50. O čia tai tikra grožybė. Vaikai, pasigrožėkite. Prisiminimas iš knaipės linksmoji lėlytė. Ten sustreikavo žemdirbiai ir mūsų vargšas tėtukas, apmėtytas pomidorais ir melionais su Rudlu Fara ir pakrautų sunkvežimiu pratūnojo ten 2 dienas. O mes jo laukiame. Iškepiau jam štrudelį su riešutais. Žinai, ką padarysiu už tą melą? Andrija, nebūk kvaila. Dabar aš tau kvaila. Anksčiau aš buvau kvaila. Tau kas? Jis čia priepuolis? Nekrisk niekų. Sugrįžk, užsimuši. Nejau tau taip svarbi ta kvaiša iš autobazės. Kokia dar kvaiša iš autobazės? Toje lėlėje buvo paslėpti $100. Ką? Andrija, eik šionai. Teď už je pozdě. Dabar jau vėlu. Atleisk. Slyšíte ty cikády? Girdite cikadų garsus? Cikadų. Truputį panašu į šiukšlyną, bet vis tiek gražu. Na taip. Gerai jau. Eikite miegoti. Labanaktis. 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 Taip, labanaktis. Labanaktis. Grįžti atgal mums pinigų pakaks? Važiuojant čionai, pylėme 7 ar 8 kartus. 10 kartų. Ir nepamiršk kelių mokesčių. Na poplatky na dálnicích. Nežinau, per kokį stebuklą mes ištrūksime. Mums reikia išties gero sumanimo. Nieko nepadarysi, visur reikės mokėti. O čia ir pelių yra. Iš kurgi čia tos pelės? Vandens nėra. Kaip tai? Dar viena bėda. Tai paskutinis kartas, kai kur nors su tavimi važiuoju. Kai grįšime į Prahą, tau teks ką nors daryti, kitaip paduosiu skyryboms. Galėsi kuo ramiausiai kraustyti savo pas Rudlą. Jis tau vis tiek labiau patinka. Futbolas irgi. O vaikai liks man. Nieko nesuprantu. Dar vakar bakas buvo pilnas. Kokie vaikai? Pas kokį Rudlą? Vaikai ne tavo vienos. Eva ir Gonzas. Andrija, liaukis. Prisimink, kaip mes pirmą kartą susitikom.
Aš šaudykloje išlošiau tau gėlytę ir nupirkau turkiško medaus. Alui pasiskolinai pinigų iš manęs. Andrėja, Neliesk manęs. Čia tavo dovana atostogoms. nori miegoti gatvėje? Andrėja. Kelkis, broliu, kelkis, sakau. Kas nutiko? Pažiūrėk. Vanduo, druska, labai skanu. Ašaros. Ar bandėjai? Mėlynasis, nebijok. Nežinau, ko jūs vardu. Aš Eva. O jis Gonzikas. Gonzikas. Mes važiuojame į Prahą, ten yra upė Valdava. Ten labai daug vandens. O senelis turi nuostabų tvenkinį su gausybė švaros vandens. Vandens. Vanduo. Stop. Man tai kai ką primena. Parodykite dar tą kadrą. Turiu ir infraraudonuoju pavidalu. Pagal spalvą. Pagal spalvą ir struktūrą ši materija organinės kilmės. Mokytis. Na. Tėtė, mama. Tai mažas ir skraidantis, o šitas mielas ir čipsi. Tai mama, tai miškas, tai tėtis, tai šunelis. Tai iš tiesų nutiko. Tiesiog neįtikėtina, kas Čekijoje dedasi. P. Pipirai. Druska. Žiūrėkit, Golanovai. Gal vakariai išgertume malaus? Visur gerai, bet namuose geriausia. Tikra tiesa. Kogi jie taip greitai? Pone Vesiolai, matėte? Noriu sumokėti. Ponia Nekvasilova. Ponia Nekvasilova. Kas nutiko? Žinote, ką aš ką tik mačiau? Golanovų šeimyną. Golanovus? Taip greitai grįžo? Gal mašina sugedo? Mašina sveika, o žmona su naujais rūbais? Ponia Vesiola. Ponia Vesiola.
Pone Vesiola, jūsų kaimynai grįžo. Garsiau, nieko negirdžiu. Sakau, kaimynai jūsų grįžo. Dieve, tu mano. O tokia ramybė buvo. Ką sakiau? Jau ir spokso ragana pro langą. Ant šluotos, tu dar per maža kištis į suaugusių pokalbius. Gera dienelė. Kaip čia taip jau grįžote? Tu irgi nešk. Ką čia turi? Kam tau tas maišas su vandeniu? Tyrimams. Tyrimams? Mes su vyru sakom, tokia tolybė, tiek kilometrų, tiek išlaidų, bet nieko nepadarysi, vaikams to reikia, tokie jau jie išbalę. Ištisus metus jais niekas nesirūpino, tai bent jau per atostogas. Greičiau. O jūs turbūt nepasideginote, reikalai žinote, kad teatras nelaukia. Taip, bet tavęs mieloji niekaip negalėjo spektaklio pradėti. Kas naujo, ponia Vesiola? Nieko naujo, mergaitė. Vėliau papasakosiu, kad pas mus yra jūsų paštas. Koks dar paštas? Keletas sąskaitų. Beje, jums grasino atjungti telefoną, nes jau 2 mėnesiai kaip nemokate. Kažkokia klaida, ponia Vesiola. Sveiki, labas. Sveikas, Gonzikai, kaip čia atsidūrei? Greičiau čionai, ką aš jums parodysiu? Kas tai? Ką mums parvežiai? Sveikas, Davidai. Sveika, Eva. Įsiunčiau tau atvirutę. Aš tau irgi. Bent jau ją perskaitai. Dėkui, dar suspėsiu. Ką ten Gonzikas turi? Eva, čia dar jūsų daiktai mėtosi. Noriu juos paleisti į Čertovką? O ką jie nuplauks? Pradžioje paleisiu tik mėlynai. Pririšiu jį su virvele. Kurgi ne, žalėje paleisk, o mėlynasis mano aštunkojus. Taip, kažkokia klaida. Papasakok babutei. Tuoj viską paaiškinsiu. Nagi. Pameni tą maudomuką, kurį matėme mados namuose? Taip, apie kurį sakiau, kad atrodysi kaip zebras žiemos dieną. Taigi, ji nusipirko Darina, bet jai buvo per mažas, o man kaip tik. Todėl pasiūlė man jį išmainyti į krepšį, tą alyvinės spalvos, prie kurios iki šiol neturiu batelių. O paskui atėjo Aja ir tada aš dar turėjau pinigų telefonui, o tas maudomukas jai buvo kaip tik. Todėl ji pasiūlė išmainyti jį į tokį smėlinį kostiumėlį, tačiau sakė, kad jis šiek tiek brangesnis nei maudomukas. Tu kažkur išeini? Taip, alaus. Išmainysiu šios marškinėlius į dėdės Ganauskio fraką. Iki, palauk, tu mums taip ir paliksi viską? Namai Prahoje. Vanduo. Gal iš proto išėjote, ką jūs čia darote? Eva, nušluosti Gonziką ir abu eikite pačion daiktų. Ką ten turi, parodyk, ji dar ir juda. Tu jau mes ištirsime, mama, prašau. Užsimkite geriau ko nors kitų. Mama, ne! Mama, nereikia. Mėlynasis. Įteka. Šitas vanduo neskanus. Viskas baigta. Dabar jie nuplauks. Tu norėjai juos paleisti Čertovką, norėjai? Tai aš tik trumpam, už virvelės. Gal mes juos dar pagausime? Ir ko tik tie vaikai mums neprižadėjo. Vanduo, fu. Čia, fu. Išvyka, fu. Manau, kad tai turi būti labai skanu. Taip, labai maloni spalva. Aš bent jau atsigersiu. Prisijungsiu prie tavęs. Gonzikai, Eva, kur jūs bastotės? O daiktai? Mes greitai grįšime, mama.
Mėlynasis! Žalioji! Mėlynasis, žalioji, kurgi jūs? Atsiliepkite, Mūsų pasirodykite. ieško. Matai, sakiau tau, kad jie dėl mūsų jaudinsis. Mėlynasis, žalioji! Mėlynasis, žalioji, atsiliepkite. Jūs žadėjote mums kažką parodyti. Tai kurgi tai? Jūsgi pažįstate mūsų mamą. Mes kibirkščiuojame. Jauti šią jėgą? Nereikia, nes vaikai dar pradės mūsų bijoti. Spina, kas dabar bus? Keltas, pažvelk, keltas. Davidai, valtys! Kur tavo senelis? Kurgi daugiau jis gali būti? Anksčiau vaikiški suvenyrai nebuvo tokie baisus. Perskaitykime kartu. Vienas raitelis be galvos, vienakis šuo, rūsio vaiduokliai, šmėklos. Na ir kas? Norėčiau ir aš juos pamatyti. Vaiduoklis nulipdytas iš molio. Moki žiesti puodus? Tai ir žiesk. Užsieniečiai atvyksta ir išvyksta, o dėl molinių indų pas mus važiuodavo dar nuo mano prosenelio laikų. Pasakos. Bet gražios, reikia pripažinti. Na? Na. Gerai, jūs sakote. Tai šiukšlė. Taip ir yra. Gonzai, tu žinai, kokia boba pas mane. O tavo žmona gražuolė. Jei ji pardavinėtų kioske daržovės, viskas būtų kitaip, bet ji nori dainuoti nacionalinėme teatre. Tegul ir dainuoja. Ar ji laksto paskui kitus vyrus? Nelaksto. Tai kas, kad ji tavęs kartais pavydi? Juk tu vyras. Pakartokite dar kartą, peifarai. Oi, man senas kelia. O kam nepasitaiko? Spjaukit tai. Golanai. Į tavo vaikais rūpinasi, o jiegi tau kaip brangenybės. Seneli, valtys! Greičiau. Kas mokate plaukti? Paskui valtis. Kas nemokate plaukti? Namo. Šitai geras. Pati spina sulūžti negalėjo. Greičiau, vaikai, nekvasilo valtis nuplaukė. Ką jūs čia darote? Greičiau maukite iš čia. Lauk pasakiau. Maukite iš čia. Šventojo Elmo ugnis. Panašu į žaibą, tik apvirsta. Kas dabar, ponė mokytojau? Gamtos reiškiniai, kuriuos paskutinį kartą mačiau virš Prahos, kartu su Galilėjaus kometa, pranašavo potvinius ir žemės drebėjimą. Aš tau tai dar priminsiu. Neverk, jei jie nuplaukė pasroviui, turėtų būti toli nuo čia. Nešnekėk nieko. Pamatysi, jie sugrįž. Tik sužinos, kur yra kampa. To ištrauksiu. Mūsų tėtis. Gonzikai, ryt važiuosite pas senelį. Žalioji, ar tu ten? Puikios supinės. Ačiū. Ir tu tiesiog švyti. Nežinau, ką pasakyti.
Kviečiu tave į vakarėlį. Tikrai gerai. Na ką pasakysi? Puikus meniu. Gardžiai pasisotinau. Gerbiamasis. O, pasišvieskime su ją kelią pas vaikus. Pradėkime. Prašom. Nagi, čionai. Tu irgi sužaibuok. Net nežinau. Kažkaip nepatogu. Patogu. Tu taip nuostabiai įkrauta. Įkrauta, bet dar niekada nežaibavau. Taip. Štai vėl Šventojo Elmo ugnis. Velnioptas ugnis. Duokite dar brūkšnelį. Seneli, pabandykite dabar. Dabar jų ne pats čertovkos velnias nesulaužys. Dėkui, mūlininkai. Tu taip kalbi todėl, kad neseniai čia persikraustei. Taip, tik prieš kokius 20 metų. Liaukis. Galėčiau apie tos velnius tau dar ne to papasakoti. Ponas mokytojas taip pat. Šitam keltui tuoj bus 400 metų. Jau 2 keltai sutrūnijo, o šis 3. Labos nakties, ponė Nekvasilai. Nagi, sėskitės. Pametėsiu jūs pakeliui, vaikinai. Faktas tas, kad anksčiau čia dėjosi keisčiausi dalykai. Nuo to laiko, kai pastatė malūno ratą, ir iki šios dienos. Labos nakties, ponė mokytoja. Labos nakties. Labos.
Nuo to laiko ko tik čia nebuvo. Prakeiktas daiktas. Kas čia tau dabar užėjo? Šitas fortepijonas stovi čia nuo mūsų atsikraustymų. Kaip kokios barikados, neįmanoma praeiti, visą laiką atsitrenkiu. Jau vidurnaktis. Tikiuosi, neims dabar dainuoti. Reikia miegot. Tu čia gimėjai, kaip ir tavo mamulė. O aš ne. Dabar jau žinau, kaip čia gali būti baisu. Šalia Čertovka. Ar šitas namas? Tyliau. Labas vakarėlis. Atleiskite. Jų čia nėra. Kylam aukščiau. Ką tu ten išdarinėjai? Ką aš išdarinėjau? Pas mus per sieną braunasi aštuonkojai. Ką? Liaukis gerti. Ne čionai. Reikia kairiau. Gal nueitum ten ir paaiškintum, kad jau 4:45? Eigi greičiau. Kažkaip negerai. Aš pramušiau sieną. Mama, daryk ką nors. Mama, girdi? Ką jie ten daro? Perstato lovas. Bet kur? Kam meluoji? Dabar jas vėl suglaudžia. Ko jūs čia vaikštote? Greitai į lovas. Pone Golanai, kaip gerai, kad grįžote. Prakiuro vamzdis vanduo kaip švirkščia. Padėkite, maldauju. Eime. Fui, čia kažkoks siaubingas vanduo. Fui. Gonzikai, ką tu ten pasakoji apie senelio tvenkinį? Važiuojam pas senelį. Ką pasakysi? Važiuojam. Pas senelį, taip. Pabaiga? Ne. Tas senelis, tai aš. Sveiki vaikai, kaip kelionė? Visiška nuobodybė, tiesa? Tai kad ne, visai įdomi.
Tai čia ir yra tas tvenkinys? Ką ten turėjote tame bidone? Ką jūs ten įpylėte? Gonzikai. Mažutėlius aštuonkojus. Aštuonkojus. Mes tau paaiškinsime, bet nesame tikri, ar patikėsi. Tolimesnius nuotykius žiūrėkite filme Aštuonkojai jums linki linksmų kalėdų. Įgarsinta New Video.